Sveiki visi! Kaip matote, mielieji, aš šiandien tokią aprangą turiu užsidėjusi, kaip sakant, dviratininko aprangą. Taip, tai yra teisybė, aš esu čia su dviratininko marškinėliais. Dviračiui, ta prasme, dviratininkų skirtų drabužių turiu nemažai apsipirkusi, kadangi dviratis tai yra mano mylimiausia sporto priemonė, kadangi jinai suteikia labai gerus rezultatus ir neapsunkina sąnarių ir tiesiog yra fun. Dviratį vairuoti, su juo važiuoti yra tiesiog malonumas, bent jau man. O jeigu, paprasme, aš labai nemėgstu bėgti, tiesiog bėgti paprastai, nežinau, man tiesiog neapkenčiu bėgimų, nežinau. Ir manau, kad daugeliu ir pagyvenusių žmonių tiesiog sunku gal sąnariams ir panašiai. O su dviračiu sėdi, važiuoji, tačiau vairuojant dviratį taip pat dirba ir tiek pilvo raumenys, tiek ir rankų raumenys, kadangi laikomės už rankenų ir taip pat kojytės, užpakaliukas, šlaunys ir panašiai. Todėl dviratį aš laikau superinę priemonę, lieknėti, tiesiog sukelti, supumpin up, kaip sakant, savo visą tą sistemą kūno, kad širdis šiek tiek dirbtų greičiau, labai yra super. Šiandien aš pasisvėriau ir šiandien aš sveriu 71 kilogramą. Taigi, o aš pradžioje, prieš pradedant čia vėl sveikai maitintis, aš svėriau 77 kilogramus. Taigi, kaip matome, aš numečiau jau 6 kilogramus. Ir nežinau, bet taip greitai nukrito. Vakar buvo 71,800. Šiandien pas draugę pasisvėriau 71,200. Nu, tie 200 tai čia drabužiai, vis tiek drabužiai svėriaus, vien žodžiu. 71 sveriu ir labai gerai jaučiuosi. O aš buvau nusprendusi, kad aš pradėsiu sportuoti, kai sversiu 70. Bet jau dabar 71 ir galvoju, pats laikas iš tikrųjų, nes jaučiuosi fantastiškai ir šiandien dar taip atsitiko, kad, mano vyras išvažiavęs, bet jisai paliko dviratį tvarkyti čia tokioje parduotuvėje. Na ir sako, eik paimti tą dviratį mano, atseit pati galės pasivažinėti. Teisingai galvoju, tas dviratukas toks fainas, jisai turi tokį dviratį, aš jums paskui parodysiu, toks grynai kaip sportinis, tie ploni ratukai. Ir tik tais jisai yra pasikeitęs vairą, tas vairas yra ne lenktom rankenom, o toks tiesus. Na, bet man lenktom gal labiau patiktų, bet bus gerai ir tas, ir ten sėdynė patogina, vien žodžiu, super. Nors, kas liečia sėdynės dviračio, kas pradeda važiuoti, turbūt žino, kad jeigu atsisėdi, ten ilgai pavažiuoji, paskui ten tą vietą, kai užpakaliuką, kaip pasakyti, būna nepatogu, kažkaip skauda tenais pradžioje, tie kaulai, kaip sakant. Todėl aš tikrai patariu visiems nusipirkti tikrus dviratininko šortus su tuo pakietinimu. Aš joks dabar turiu apsimovusi ir jie tikrai yra patogus. Ir kai važiuoju su dviračiu, vis tiek nesimato tas, kaip sakant, paminkštinimas, kaip sakant, toje, kaip čia pavadinti, toje vietoje. Kaip sakant, kaip čia pavadinti, nežinau, klyno vietoje turbūt, taip reikėtų pasakyti ant kelnių. Tai, turbūt visi suprantame, apie ką aš kalbu, kaip yra kelnės, per viduje tokį paminkštinimas yra įdėtas, kadangi, kad važiuojant su dviračiu būtų patogu. Ir aš tokius šortukus turiu dabar 3, galiu jums iš tikrųjų parodyti, kaip jie atrodo. Matome, aš turiu 2 šortukus, jie abudu yra tokios juodos, oranžinės, tokios juodos ir rožinės spalvos tokios. Čia rožinė daugiau, čia tokia daugiau galbūt oranžinė, šitie ar vienodinė, nežinau. Vienu žodžiu yra, va štai taip. Čia yra medium dydžio, 14-16, vadinasi medium. Ir ilgio yra taip už kelių, dengia kelius. Ir ant galų yra čia tokia gumytė tipo, kad priliptų. Bet asmeniškai man yra per platu ir man tos gumos neprilimpa, nes aš dabar esu tokias pačias apsimovusi. Ir man jos tos gumos neprilimpa, nes mano kojos nėra stambios tokios, čia šiek tiek yra per plačiai vietos palikta. Bet kas turite stambesnės kojas, tai valiuks. O jeigu neapsitempia, tai vis tiek toms nieko neatsitiks, kad ir neapsitempia.
Vienu žodžiu, liemuo toks, labai patogus liemuo, galiu pasakyti. Yra kišenėlė įsidėti iPodui, muzikos klausytis, ausinėms, vienu žodžiu, iPodui. Toliau, kaip matome, tas vat klynas. Va, čia yra iš priekio, o iš galo yra va štai taip. O iš tos pusės dabar parodysiu yra taip, toks paminkštinimas padarytas. Toks kaip sėdynės formos. Iš tikrųjų tikrai yra labai patogu. Jis toksai nėra toks storas visai, bet va, toks papadinimas, pedas toksai va, įdėtas toks. Nežinau, tikrai labai patogu, labai. Tikrai rekomenduoju, kas mėgstate važiuoti su dviračiu. Ir čia dar turiu tokius pačius, tik tais trumpesnius. Jie tik tais tokie kaip šortai, šlaunų dydžio. Ta prasme, iki pusę šlaunų taip kažkur dengtų. Irgi vas tokia gumelė, kad ten į viršų nekiltų ar panašiai. Ir tas pats vat padinimas, taip pat čia yra irgi įsidėti iPodui. Tokius šortukus jau turbūt daugiau karštą dieną apsimauti. Kas liečia tokius šortukus, aš tikrai labai mėgstu. Jie yra labai patogus, dabar vat vienus vilkiu. Ir pavyzdžiui, galite sakyti, o kaip man matysis dabar tas padas, jeigu aš nuo dviračio nulipsiu ir eisiu kažkur ir dabar kaip čia matysis tas mano užpakaliukas. Apsimaukite dviratininko maikutę. Dviratininko maikės yra ilgos, jos dengia užpakaliuką ir iš priekio gan ilgokos yra. Ir nesimatys, apsimaukite ilgesnį kažkokią trenigiuką, va, pavyzdžiui, aš čia turiu tokį. Jis ne dviratininko treningas yra, bet, na, paskui aš jums parodysiu, toks gan ilgokas toksai, tiesaus kirpimo toksai. Na, paskui aš dabar, kaip atsitiko, sakau, kamera išsikrovė, dabar negaliu nufilmuoti tai, ką noriu nufilmuoti. Gavau ateiti kambarį ir čia su jumis pasikalbėti. Taip pat važiuojant su dviračiu, aš rekomenduoju turėti pirštinaitės. Tokias va dviratininkos pirštinaitės. Jas tikrai rekomenduoju dėvėti vasarą, ypač vasaros metu, su išsikišusiais piršteliais. Tų pirštinių būna tikrai įvairiausių dydžių. Čia šias turiu šiek tiek didesnės. Nežinau, gal jas reikės sūnui atiduoti iš tikrųjų. Noriu jums parodyti. Kad vat yra toks paminkštinimas. Ta paminkštinimą reikia dėti ant delno pusės, kad jis nebūtų čia viršuje. Jis turi būti ant delno, nes kadangi jūs taip laikote rankeną, kad jums čia mozolį nenutrintų, kad tiesiog būtų patogu laikyti rankeną. Ir čia yra toksai vat užsegimas, užsisegi ir prašau. Kaip sakiau, jos šiek tiek man tokios didokos šios, daugiau vat gal mano sūnai tiktų. Bet aš jas prisiderinau kažkaip dėl to, kad dabar juodai, visa beveik juoda būsiu, tai galvoju, reikia ir juodas pirštinės prisiderinti. O šiaip aš turiu va tokias vat mergaitiškas pirštinytės, dar naujos jos. Irgi vat atsisega, jos yra mažesnio dydžio, čia 8, o šios dydžio buvo turbūt 8,5. Taigi, pabandau va. Šitos labai patogios, superinės. Čia prieš žel, atseit želis kažkoks viduje, nu paminkštinimas. Taigi bet šios su iškištais pirštukais tinka taip daugiau vasarai, tačiau yra gaminama ir žieminių pirštinių. Kas, vat, jeigu žiemą ar rudenį yra šalčiau, kad pirštukai mūsų nenušaltų, yra vat, tokios pirštinės su uždengtais pirštais, su paminkštinimu taip pat ir su užsegimu. Prašau, ir galime laikyti dviratį. Ir pirštai nenušals, ir mozolį nenutrinsim, taip pat parašyta čia yra žel. Tokias pirštinės tikrai rekomenduoju visiems, kas vairuoja dviratuką. Taigi, toliau ką dar noriu pasakyti. Akinukai. Akinukai būtinas dalykas, nes jeigu važiuoji greičiau ar kažką į akį, kad vabalai neįlėktų. Nes man yra buvę, aš važiuoju ir vabalas, koks paukšt, arba turi važiuoti prisimerkęs, nežinau. Nes būna ypač vasarą tų vabaliukų, o jeigu važiuoji, kaip sakiau, greičiau, tai tikrai gali papulti į akį. O dviratininko tikrai netinka akiniai tie dideli, kur mes einame į miestą. Tikrai nerekomenduoju tų, o rekomenduoju tokius mažiukus, kad tiesiog užeitų vos ta prasme visus kampus, visus šonus, kad uždengtų. Jie yra labai patogus,
šiek tiek, kaip tamsinantys yra. Na, nežinau, tikrai super su jais matau. Ir liuks. Ir ką dar noriu pasakyti? Žinoma, šalmas. Šalmas taip pat yra reikalingas. Šalmo dabar parodyti neturiu, nes tame reikalas, kad aš jo dar net neturiu šalmo. Bloga esu dviratininkė dar be šalmo. Bet tikrai planuoju jį įsigyti. Na kągi, noriu parodyti, kaip aš atrodau. Vat užsidėsiu akinukus ir užsidėjau tą juodą, kaip sakant, tą juodą trenigiuką, kuris yra gan ilgokas. Ir matote, man nesimato jokio to pado, nes tas padas tikrai yra tenais. Ir turiu gan ilgoką dviratininko maikutę, jeigu būtų man per šilta. Bet va, ir apsidėjau batukus, štai tokius. Jie vadinasi Vivo Barefoot, tikrai labai patogus. Ir kaip sakiau, kad čia neužsilipina, nes matote, kaip laisva, jis man neprilimpa. Nors man gal ir nepatiktų, jeigu čia priliptų ta gumytė, ta tokia, kur čia yra. Na ką, pasiruošusi? Let's go! Taip, dabar norim parodyti dviratuką tą savo, kur pasiėmiau iš taisymo, kaip sakant, iš taisyklo, iš parduotuvės pakeitė va šitą ratą. Matote, tas ratas jau toks senesnis, o šitas vat naujas toks blizga pakeitė visą ratą, nes buvo čia špykiai išlūžę. Ir dabar žiūriu tą dviratį ir ką, matau vieną didelį minusą. Didelis minusas, kad nėra kur įsidėti atsigerti. Kągi, aš jau buvau išmynusi su dviračiu ir nuvažiavau iki vienos draugės, bet jos nebuvo namuose. Ir prisiminiau, šiandien buvau tokia mergaitė prižiūrėjo draugės. Ir prisiminiau kažkaip, kad ieškau, nerandu tos planšetės vadinamos, tos tabletės savo. Ieškau, galvoju, palikau. Jo, žiūriu, palikau. Aš nežinau, kas man yra, aš tokia įsiblaškiusi, pastaruoju metu pastoju aš įsiblaškius. Vien žodžiu, dabar va pasiėmiau vėl dviratuką ir minsiu, galvoju, iki draugės pasimsiu tą planšetę, kuprinikę pasiėmiau. Na ką, sėdam ant dviračio, ir bandysime važiuoti. Kągi. Oi! Jėtau, čia tai nuo kalno, tai nieko, bet kai į tą kalną reikia įminti, kaip aš išprakaitavau pirmai, savo pavargau, kol tą kalną įminiau. Senai bevažiavus, tai iš viso sunku. Vėjas pučia, vis tiek galvoju, gerai, čia manęs negirdėsite. Reikia man sustoti ir įsidėti kamerą, vienu žodžiu. Gerai, tada lėkiu pas draugę ir matysime vėliau. Beje, šiandien grįšiu, įsimaudysiu ir galvoju, padarysiu jums video birželio mylimiausių. Taigi, iki pasimatymo vėliau. Mėlieji, kaip matote, aš jau grįžau. Va, pastačiau savo dviratuką, grįžau iš draugės, oi, išprakaitavau visą. Tiesiog super duper ir atsiprašau, kad su akiniais negaliu nusiimti, nes tikrai saulė šviečia gan stiprokai taip blizgina, nors šiandien ir debesuota, bet šiek tiek gavau lietučio, bet nieko tokio. Pasportavau tiesiog super per daug. Kiek aš čia man išėjo, gal 3 kilometrus kokius sumyniau, 3-4, na, bet nedaugiau 5 tikrai. Nežinau, turiu aš čia tą matuoklį ant dviračio, bet aš jo kažkaip nejungiau, nežinau. Reikia dar išmokti. Vienu žodžiu. Na, bet užtenka po biškį, va kiekvieną dieną, jeigu taip truputį paminti dviratį, tai liuks. Ir aš tikrai rekomenduoju minti dviratį visiems, tiek norintiems išlaikyti formą, tiek norintiems numesti svorio, tiek apskritai tiesiog sukelti tą širdies darbą, sukelti tą, kaip sakant, visą tą, kad išprakaituoti, tiesiog rekomenduoju absoliučiai kiekvienam, nes to reikia. O dviratis, ypač vasarą, puiki priemonė tam padaryti. Ir taip pat, ką dar noriu pasakyti, kad tikrai dar kartą noriu paminėti, kad galvos tas visas šalmas yra būtinas, kad kaip sakiau, kad aš jo neturiu, bet aš jį važiuosiu pirkti
pirmadienį galbūt rytoj, pirmadienį, antradienį, tai aš jį tikrai įsigysiu. Ir pasimsiu jumis su savimi ir padėsite man išsirinkti turbūt. Nežinau, parodysiu, kokį pirksiu. Na tai ką, dar kažką norėjau pasakyti, bet dabar kažkaip viskas išgaravo iš galvos. Taigi dar ką norėjau pasakyti apie pačius dviračius. Aš tikrai rekomenduoju dviratį su plonom padangom, nes plonom padangom jis yra, kaip sakant, skirtas važiuoti daugiau kelių, daugiau tokių profesionalus, toks daugiau sportinis, kaip sakant, dviratukas, negu kad kalnų dviračiai storom padangom. Bet žinoma, yra ir per vidurį tarp plonų ir storų padangų. Plonos padangos, ką? Noriu pasakyti, kad jos rieda geriau. Plonom padangom dviračiai jie rieda geriau, rieda ilgiau ir ta prasme to riedėjimo. Tik tais kas yra. Yra toks minusas, kad plonom padangom, jeigu važiuosite duobėtų keliu, labai jausite tos duobes. Tikrai labai jausite tas duobes. Vat aš dabar pas draugę važiavau, tai nežinau, vat mieste tų duobelių pilna ir man bum, va taip vat jaučiasi labai nemalonu iš tikrųjų važiuoti per tas duobeles, taip norisi, atrodo, kad tas dviratis sulūž. Bet aišku, jis nesulūž, bet, nežinau, nemanau, kad yra gerai važiuoti per duobeles. Jis daugiau yra skirtas tokiu lygiu taku. Vien žodžiu, noriu pasakyti, kad jis daugiau yra skirtas važiuoti lygiu taku, negu kad duobėtų taku. O su kalnų dviračiais galite, aišku, žinoma, jūs irgi galite sportuoti. Aš su tokiu kalnų dviračiu anksčiau važinėdavau ir vargo nematydavau. Ta prasme, kokį turite dviratį, toks gerai, tokiu ir važiuokite. Svarbu, kad minkite jį, minkite. Vienu žodžiu, tai va. Na kągi, manau, kad aš pakankamai čia pakalbėjau apie tos dviračius, apie tą visą sportą ir kągi, eisiu toj maudytis ir ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko. Jeigu nesate mano kanalo prenumeratoriai, prašau prenumeruokite, spauskite like ar dislike ir iki sekančių kartų.